Kauno rajonų bendruomenių apdovanojimai 2024. Metų iniciatyva projektas socialinėje srityje nominantai. VŠI profesinio meistriškumo akademija už kartų dialogo kūrimą. Asociacija Mastaičių krašto bendruomenė už socialiai atsakingą požiūrį į visuomenę. Laimonas Teresa, Neveronių bendruomenės centro pirmininkas už socialinės integracijos projektus jaunimui. Projektas Sala už socialinę partnerystę. Laimėtojas Asociacija Mastaičių krašto bendruomenė. Ši bendruomenė ne tik buria žmonės, bet ir puoselėja šiltus santykius su aplinkinėmis bendruomenėmis. Jie organizuoja įvairius renginius ir padėkos vakarus, kurių metu žmonės dalijasi teigiamomis emocijomis, stiprina tarpusavio santykius ir kuria tvaresnį socialinį ryšį. Bendruomenės vykdoma veikla yra puikus pavyzdys, kaip nuoširdus bendravimas ir bendradarbiavimas gali kurti stipresnę, vieningą visuomenę. Netikėtai gavau pasiūlymą kurti bendruomenę. Tas bendruomenės kūrimas yra be galo sunkus dalykas. Sunkiausia yra, aišku, žmonių pritraukimas. Nuo ko mes pradėjome? Pradėjome nuo tų darbų, kurie mums labiausiai skaudėjo, ar ne? Takelio valymas, elementarus dalykas, kur reikia fizinės jėgos ir kur žmonės reikia motyvuoti, prisikviesti. Ir be galo džiaugiuosi, kad aš nebuvau viena, pradininkai buvom keli ir tada mes tom bendrom jėgom, kad ir 3 žmonės mes pradedam, darom ir tada įsijungia vienas, kitas, sakau, kad šuniuką pavedžiot eina, ateikit padirbėti, jūs irgi čia vaikštot, ar ne, kas savo ratuką bėga aplink kaimą ir irgi taip pat. Vyko, labai džiaugiuosi menininkė, kuri padovanojo mums savo karpinius, ar ne tom, sakykime, apie kortens senutes, jeigu kalbant. Ir svarbiausia bendruomenė yra žmonės. Žmonės ir įvairių amžių žmonės, pradedant nuo jaunimo, ir sakau, kai mes, tarkim, reikia sniegą pakasti, sakom, padirbėkit jaunimui, ar ne, jūs gausit socialinių valandų, kurias reikia mokykloje surinkti. Mūsų senjorai, tai jie gali lapus pagrėbti. Stengiamės įtraukti visas grupės. Po to, aišku, reikia judesio, reikia sportuoti, ar ne, tai tada mes su Chillin Streeto komanda labai irgi sportinį renginį išvystėm. Ir kai jau atrodo, sakau, kitą kartą galvoju, jau gal nebedarysim, ar ne, bet vis tiek tie atgarsiai ateina labai žmonių, kurie dalyvavo, tai kaip čia dabar mes vėl nedarysim, žiūrėkit, prasisuka tie metai ir mes vėl tą patį darom, nes visi nori. Visoms bendruomenėms palinkėčiau bandyti, dalyvauti, neaplanky vieną kartą sėkmė, aplankys kitą kartą, jokių būdų neišsiskirstyti, neišsidraskyti, nesusipykti.